aš jūsų prašau, nedarykite tokios klaidos, nenešiokite grinų pinigų savo piniginėje. Jeigu jūs norite sutaupyti pinigus, norite juos gerai atsidėti ir investuoti, nelaikykite ir nenešiokite pinigų piniginiai. Atsidėkite kiekvieną mėnesį bent jau po 120 eurų savo vaikų ateičiai, kadangi mums valstybė tiek gražina 120, arba savo ateičiai. Kitas dalykas, jūsų pinigai investuosis, nelaikykite piniginiai, nes jūs tiesiog eidami net nesuprasite, kaip išleidžiate tos grinus pinigus. Ir dar vienos klaidos nedarykite, netaupykite pinigų sąskaitoj. Tiesiog pinigus laikyti sąskaitoj. Tai yra toks plonas dalykas, kad jūs bet kada jūs galite išsiimti, bet kada jūs galite išsigryninti, o pliuso jokių palūkanų negaunate, jokio draudimo papildomai negaunate, tiesiog laikote juos kortelėje ir žinot, kad bet kada galite jais pasinaudoti. Dėl to aš jums visą laiką sakau, taupykite pinigus taip, kad jūs kažkiek tai priverstų geros sąlygos neišiminėti bet kada pinigų, priverstų geros sąlygos turėti gerą draudimą ir taupyti ir atsidėti ilgesniam laikui ir pasimti jau tada solidžią pinigų sumą. Taupykite per kaupiamą gyvybės draudimą, gaukite didelės palūkanas, gaukite gerą draudimą, kuris galios visam pasauliu 24 valandas per parą. O laikyti piniginiai, tai čia yra briedų briedas iš viso. Ir atsidėti taupyklėje ir taupyti ten dešimtmečiais taupyklėse ar stalčioje, tai yra irgi nesąmonė. Nori investuoti, normaliai investuoti, parašyk man, aš jums sudarysiu visą investavimo planą ir pradėsime čia ir dabar ir jau greitai, iš karto. Nes rytojus prasideda šiandien.